Sveiki. Taigi šiandien parodysiu, kaip naudoju ChatGPT 4o programėlę, kuri yra skirta Mac kompiuteriam. Jau neužilgo pasirodys ir Windows platformai. Galimybių yra be galo daug ir dirbti su programa labai patogu. Kam dažniausiai naudoju ChatGPT 4o, tai elektroninių laiškų atsakymam. Štai čia turiu tokį laiškelį, kurį parašė vienas iš pono Obolio kanalo žiūrovų ir man tai reikia pasidaryti ekranų nuotrauką ir ją galiu įkelti į ChatGPT 4o tam, kad sugeneruotų atsakymą. Taigi dabar įkelsim nuotrauką ir paprašysim ChatGPT 4o, kad atsakytų į šį laišką. Ir kaip matot, vos per kelias sekundės gavome atsakymą į laišką, kas mums gali sutaupyti begalę laiko, jeigu tai darom reguliariai, jeigu mums reikia atsakinėti į 10 laiškų per dieną. ChatGPT 4o netgi gali suprasti kalbą, jeigu laiškas atėjo, tarkim, anglų ar vokiečių kalba, ChatGPT 4o išsivers ir atsakys. Mes, aišku, galim pakoreguoti savo atsakymą, galim parašyti, ką tiksliai norime atsakyti. Programa tiesiog išanalizuos laišką ir sukurs atsakymą. Viską, ką tai reikia padaryti, tai kelti ekrano nuotrauką į programą arba pasidaryti vadinamą screenshotą ir jį įkelti ChatGPT 4o. Kitas būdas, kaip naudoju ChatGPT 4o programėlę, kuri yra skirta Mac kompiuteriam, tai vaizdų generavimas. Aš, tarkim, radau tokį paveikslėlį Adobe Stock. Na, visi žinom, kad tai yra mokama, tačiau man reikia kažkokiam projektui, tarkim, tokio paveikslėlio, kur nupiešta kėdė ir gėlės, tai aš tiesiog galiu atsisiųsti paveikslėlio nuotrauką su vandens ženklais ir tuomet ją įkelti į ChatGPT 4o ir paprašyti, kad sukurtų panašų paveikslėlį. Kuriant paveikslėlį aš galiu pasirinkti stilių, kad sugeneruotų, tarkim, animaciją ar sugeneruotų fotorealistinį paveikslėlį. Ir čia ChatGPT 4o paprašiau, kad sukurtų panašų fotorealistinį paveikslėlį. Ir kaip matot, štai taip paprastai sukuriama paveikslėlio kopija, kurios nereikės pirkti iš Adobe Stock. Ją gausime nemokamai. Tiesa, kad atsisiųsti, ši Mac programa kol kas neleidžia, todėl turėsim nueiti į svetainę ir iš ten galim pasižiūrėti ir atsisiųsti paveikslėlį. Kaip matot, čia sugeneravo kvadratinį paveikslėlį, tačiau jeigu mums iš tikrųjų reikia šio paveikslėlio, mes galim paprašyti, kad sugeneruotų vadinamą wide aspect paveikslėlį, tai yra 16:9 ir ChatGPT 4o puikiai su tos tvarkys. Sekantis dalykas, kaip kone kasdieną naudoju ChatGPT 4o programėlę, tai turinio apibendrinimas. Aš šį programą tiesiog galiu įvesti URL, tiesiog galiu įvesti svetainės adresą su tam tikra naujiena ar tam tikra informacija ir ChatGPT 4o apdoros tą informaciją ir pateiks aiškią santrauką. Tai ką mes dabar ir padarysim. Visai nesenai popiežius lankėsi G4 susitikime ir ten aptarė įvairias naujienas tuo pačiu ir bendravo dirbtinio intelekto tema. Taigi aš dabar paprašysiu, kad padarytų santrauką ir įkopijuoju naujienos adresą. ChatGPT 4o kartais atrašo anglų kalba, viską, ko jums reikia parašyti, kad išverstų į lietuvių kalbą arba tiesiog rašant užklausą, vietoj to, kad parašyk straipsnio santrauką, jums reikia rašyti, kad parašyk straipsnio santrauką lietuvių kalba. Tai kaip matot, viso teksto santrauka, kas vyko tam G4 viršūtinių susitikime Italijoje ir panašiai, buvo keliais sakiniais. Tai labai naudinga ir galite nuspręsti, ar jums reikalinga perskaityti visą straipsnį, ar reikalinga perskaityti visą naujieną. Sekantis būdas, kaip aš naudoju, nors ir ne kasdieną, tai yra kodo generavimas. Ir šiandien pateiksiu kaip pavyzdį, radau štai tokią minimalistinę svetainę, kurią norėčiau adaptuoti ir pritaikyti savo. Tai sukurti pono Obolio svetainę, galbūt ponas Obolys LT ar kažkaip panašiai. Tačiau man galbūt nelabai sekasi koduoti. Padarau ekrano nuotrauką ir ją įkeliu į ChatGPT 4o ir paprašau, kad sugeneruotų šį puslapį. Taigi aš įkėliau nuotrauką ir paprašiau, kad ChatGPT 4o sukurtų svetainę, naudodamas HTML ir CSS. Parašytų aišku kodą, kad jį galėčiau nukopijuoti ir kad šis išlaikytų stilių ir spalvas. Kaip matot, ChatGPT 4o iš karto ėmėsi darbo.
nukopijavo svetainės struktūrą ir nukopijavo CSS kodą. Aš tai bandžiau jau šiek tiek anksčiau, prieš įrašinėdamas šį video, ir susitvarkė puikiai. Dar vienas būdas, kur galime naudoti ChatGPT 4o, tai teksto vertime. Jis fantastiškai verčia tekstus iš absoliučiai bet kurių kalbų. Tai netgi gali būti transkriptas ar, kinų kalba ir panašiai. Ir kaip pavyzdys, aš šiandien šiek tiek skaitinėjau ir pamačiau tokią naujieną Kyiv Post, kuri parašyta ukrainiečių kalba. Tai ką man reikėtų padaryti, vėl nusikopijuoti nuorodą arba iškopijuoti tekstą ir paprašyti, kad išverstų šią naujieną į lietuvių kalbą. Ir kaip jau matot, naujiena yra generuojama, kadangi anksčiau prašėm santraukos, tai ChatGPT 4o tai atsimena ir parašė naujienų santrauką. Jeigu norime išsiversti visą naujieną, galime, kaip ir minėjau, iškopijuoti tekstą iš naujienos ir įkopijuoti ChatGPT 4o langą, prašydami, kad išverstų, arba paprašyti tiesiog čia lange išversk visą naujieną, o ne tik santrauką. Dar vienas labai naudingas būdas, kaip naudoti ChatGPT 4o programėlę Mac kompiuteriam, tai kopijavimas informacijos iš paveikslėlių, iš nuotraukų. Šiuo atveju įkėliau vizitinę kortelę, kurią galbūt pats tinga ir neturiu laiko išsikopijuoti, ir paprašysiu ChatGPT 4o, kad už mane tai padarytų. Programa išanalizuos nuotrauką ir ištrauks ten esantį tekstą visiškai be klaidų. Ir ištrauktą tekstą mes galėsim išsisaugoti CSV ar PDF failais, kaip mums jau patinka. Ir kaip matot, tai buvo fantastiškai paprasta ir labai greitai mes turim visą informaciją, kurios mums reikėjo. Kur dar patogu naudoti šią programą, tai bendraujant socialinės tinkluose. Tai ChatGPT 4o pasitarnaus tikrai labai gerai. Ką jums tai reikia padaryti, tai kaip pavyzdys užėjau į savo pono Obuolio Facebook puslapį ir štai pasižiūrėsiu. Tarkim, yra komentaras, kurį parašė Žilvinas Kazlauskas, kai pasidalinau, kad, prieš kelias dienas įkėliau paveikslėlį apie tai, kaip reikia dirbti su DALL-E. Ir jis parašė, kad laukia šią video ir aš dabar ChatGPT 4o pagalba galiu parašyti atsakymą. Ir kaip matom, komentarą sakė, ką mes galim pasidaryti, išsikopijuoti ir štai čia atsakyti Žilvinui. Išlaikydami tam tikrą stilių, jei tai yra aktualu. Tai kol gero kūrėjam, politikam, kurie turi atsakinėti labai daug, ši programa pasitarnaus fantastiškai, ar ne? Kuom dar išsiskiria ChatGPT 4o? Kad jinai turi integruotą labai galingą duomenų analizės įrankį, kurio pagalba mes galime analizuoti sudėtingus dokumentus, CSV failus, Excel failus ir panašiai. Tam, kad parodyčiau, įkėliau štai tokį failą ir paprašiau, kad ChatGPT 4o išanalizuotų šį dokumentą. Kaip matot, ChatGPT 4o analizuoja ir štai pateikė, kas čia yra parašyta. Tiesa, šis dokumentas nebuvo ypatingai sudėtingas, bet kalbu apie kur kas sudėtingesnius dokumentus, kuriuos ChatGPT 4o gali padėti analizuoti. Daugiau apie ChatGPT sąveiką su Excel dokumentais galite pamatyti štai šitame video. O šiandien sakau jums ate ir iki sekančių video.